Vilniaus paveikslų galerijoje vakar buvo įteikta 3. literatūros redaktoriaus premija Auksinė lupa, skiriama grožinės ir humanitarinės literatūros redaktoriui už viso gyvenimo darbą, profesionalų redagavimą, vertėjų ir redaktorių ugdymą. Leidyklos Vaga ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos įsteigtas diplomas ir Viktoro Tunkevičiaus skulptūra Auksinė lupa, simbolizuojanti kruopštų redaktoriaus darbą, atiteko ilgametiai leidyklos Vaga redaktoriai, šiuo metu dirbančiai leidykloje Alma Litera, Broniai Balčienei. Už viso gyvenimo darbą, lydint literatūros kūrinius nuo autoriaus iki vertėjo ir spausdintos knygos. Bronės Balčienės suredaguotas knygas, vertimus iš rusų, latvių, anglų kalbų, taip pat lietuvių autorių kūrinius, surinkusi vieną vietą susidarytų nemaža biblioteka. Suredaguota daugybė užsienio klasikos ir šiuolaikinės literatūros vertimų. Pastaruoju metu redaktorė daugiausiai laiko skiria verstiniai vaikų ir paauglių literatūrai. Bronė Balčienė ir pati verčia iš latvių, anglų, rusų kalbų tarp jos verstų kūrinių Airis Murdoch Jūra Jūra ir Juodasis princas, daug vaikų literatūros. Trumpai papasakokite knygų skaitytojams, koksgi yra redaktoriaus darbas. Tas redaktoriaus darbas tai yra toks nenusakomas. Kiekviena knyga yra vis naujas pasaulis, kiekviena knyga imi vis kaip visiškai naują dalyką. Ji turi įsigilinti į tekstą, į autoriaus arba vertėjo stilių, turi surasti visus nelygumus, visas klaidas ir apskritai viską, kas yra taisytina. Tai yra sunkus, juodas, nedėkingas darbas, nes už viską, kas yra knygoje, kas lieka blogai, atsako redaktorius, o kas yra gerai, pagiriamas vertėjas. Kokias knygas laisvalaikiu skaito ir ar apskritai po darbo dar skaito šio amato profesionalai redaktoriai? Nežinau, ar visi skaito laisvalaikiu, aš tai kitaip negaliu, aš vis tiek skaitau. Ir kai jau kartais atbunku nuo kokio nors taisymo, kokį gaunu labai jau piktą knygą, kur labai daug darbo, tai aš tada imu kitą kalbą skaitau. Nes jau lietuvių kalba parašytos knygos nebegali tada skaityti, nes nenorom lygini ir visą laiką gaudai, kas negerai. Kokie literatūros kūriniai per ilgametę draugystę su knygomis Broniai Balčieniai paliko didžiausią įspūdį? Čia nepaprastai sunku atsakyti, nes pasaulinės literatūros tas vandenynas yra toks platus ir gilus, kad kasmet vis būna po keliolika knygų, kurios yra neužmirštamos ir tikrai labai daug duoda. Man, pavyzdžiui, kaip redaktoriai ir kaip žmogui nepaprastai daug davė bendradarbiavimas su Laimonu Tapinu. Aš redagavau jo 3 knygas, vieną apie jaunystę studijų metus, vieną parašytą apie Jurgį Baltrušaitį ir paskutinę apie Vytautą Žalakevičių. Tai buvo iš tikrųjų didžiausia mokykla ir tiek naujo sužinojau, kiek sunku sužinoti iš kitų knygų. Pirmąją Auksinės lupos laureate paskelbta redaktorė ir vertėja Donata Linčiuvienė. Antrąją laureate 2009 metais tapo redaktorė ir vertėja Sigita Papečkienė.